Formulės 1 sezonas jau įgauna pagreitį. Antrasis 2025 sezono lenktynių etapas vyks Šanchajaus trasoje, Kinijoje. Tai trasa pasižyminti ilgais ir staigiais posūkiais bei legendinė, super ilga tiesiaja. Čia mes išvydome ne vienas puikias lenktynes, o šiemet manau, jog laukia taip pat įdomias lenktynės. Taigi, aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į 2025 Kinijos Grand Prix etapą. Praėjusiose lenktynėse išvydome McLaren ir Lando Norriso pergalę, besikeičiančių sąlygų fone. Iš paskos į Lando atlapus kando 4-kart čempionas Maxas Verstappenas, o podiumą užbaigė tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje pasirodęs George'as Russellas. O kaip susiklostys lenktynės Kinijoje? Kinijos Grand Prix trasa, Shanghai International Circuit, yra kiek kitokia nei Australijos Grand Prix. Joje daug lėtų ir ilgų posūkių. Tuo pat metu turime ir kelis vidutinio ir greito manevringumo posūkius. Na ir dvi mega ilgas tiesiasias. Taigi komandos, kalibruodamos automobilį trasai, turi ne tik atsižvelgti į ilgose tiesiosiose išvystomo greitį, bet sugeneruoti pakankamai prispaudžiamosios jėgos įvairaus tipo posūkį. Todėl komandos, manau, rinksis labiau subalansuotos automobilių konfiguracijas. Pernai turėjome sprint savaitgalį. Tada sprinte nugalėjo Maxas Verstappenas, nors ir nepradėjęs nuo pole pozicijos, bet užtikrintai aplenkė savo varžovus. Taip pat tada žibėjo po prasto sezono starto tuometinis Mercedes lenktynininkas Lewisas Hamiltonas ir jo buvęs komandos draugas Fernando Alonso, kuriam dėja tų lenktynių finišuoti nepavyko. Pačiose lenktynėse karaliavo Verstappenas, bet taip pat puikų rezultatą pasiekė Lando Norrisas, aplenkęs trečioje pozicijoje pabaigusi Perezą, bei stulbinančius rezultatus kvalifikacijoje parodžiusi minėtąjį Alonso. Na ir dabar metas spėjimams. Savaitgalio pažiba, mano nuomonė, taps Aston Martin lenktynininkas Fernando Alonso. Alonso būtent Kinijos trasoje yra pribloškiantis. Per karjerą pasiektos 2 pergalės, 5 podiumai, o pernai tiek sprinto kvalifikacijoje, tiek įprastoje kvalifikacijoje 3 vieta. Todėl žinodamas, jog ši trasa yra itin mėgiama Fernando Alonso ir jog čia jam puikiai sekasi, manau, kad Fernando Alonso taps šio savaitgalio pažiba. Savaitgalio dugnu aš tikiu, jog taps Mercedes jaunuolis Kimi Antonelli. Puikios lenktynės Australijoje, geriausias pasirodymas iš visų naujokų, visgi manau, jog Antonelli susidurs su padangų degradacijos keblumais, kas yra ypač įprasta naujokams. Ir Kimi bus sunku pakonkuruoti su labiau patyrusiais ir labiau savo galimybės išgryninusiais lenktynininkais. Taip pat man atrodo, jog ši trasa yra nepalanki Mercedes automobiliui. Todėl Kimi Antonelli po fantastiškų lenktynių Melbourne dabar teks šiek tiek sugrįžti į realybę. Savaitgalio komanda mano įžvalgomis turėtų tapti Williams. Australijoje puikiai kvalifikacija ir puikus prisitaikymas prie situacijų pačiose lenktynėse Aleksanderiui Albonui leido pasiekti gerus rezultatus. Po tokio savaitgalio įgauti dar didesnį pagreitį ir toliau išlikti 10-tuke, manau, tikrai įmanoma, nes ši trasa yra kur kas palankesnė Williams komandai. Williams visados išsiskyrė savo greičiu tiesiosiose ir todėl jiems turėtų pavykti pasiekti gerų rezultatų antrąjį savaitgalį iš eilės. Mano dugninė komanda pretenduoja tapti Ferrari. Šis spėjimas man, kaip Ferrari fanui, yra tikriausias šūvis savo pačiam į kojas. Nežinau, bet net aš menkai tikiu, jog Ferrari spės atsigauti po košmariško Australijos Grand Prix, o dar žinodamas, jog pernai taip pat vidutiniškai atrodė šioje trasoje, pozityvo žvelgti šioje komandoje kol kas yra sunku, bet giliai širdį tikiuosi, jog mano šie burtai pasiteisins atvirkštinė eiga ir Ferrari sugrįž ant podiumo pakilos. Sprint pole pozicija atiteks Lando Norrisui. Lando jau parodė, kad jis tampa nesustabdomas su šiuo McLaren automobiliu kvalifikacijoje, todėl manau, jog Lando laikysis tendencijų ir išeis kaip greičiausias penktadienio lenktynininkas. Sprint lenktynių nugalėtojų taps Maxas Verstappenas. Taip, aš puikiai įsivaizduoju scenarijų, kur Lando startuoja prastai ir Verstappenas pasinaudoja varžovo klaida. Taip pat esu minėjęs, jog šiemet Verstappenui kur kas palankesnis yra sprint formatas dėl neprivalomo sustojimo bei trumpesnio atstumo, nes paprasčiausiai jam didesnis šansas užlaikyti savo varžovus užnugarėje. Taigi mano sprint nugalėtojas Kinijoje Maxas Verstappenas. Pole poziciją sekmadienio lenktynėse užims tas pats Lando Norrisas. Niekas nepasikeis ir Lando toliau išlaikys puikų pole pozicijų rekordą šį sezoną. Nugalėtojų visgi taps McLaren lenktynininkas Oskaras Piastri. Nors su tokiu spėjimu visos kortos yra prieš mane, Lando yra stiprus šitoje trasoje, Lando turi
geresnį padangų išsaugojimą ir tausojimą nei Oskaras Piastri. Lando jau moka išlaikyti starto poziciją lenktynių pradžioje, visgi prognozuoju košmarišką Lando savaitgalį lenktynėse ir jam nepavyks išlaikyti pirmosios pozicijos. Na, o Piastri, manau, bus pilnas noro po Australijos fiasko atsigriebti ir laimėti lenktynės Kinijoje. Na štai, mes jau ir baigėme. Ačiū labai, kad žiūrėjote, paspauskite like mygtuką, pasubscribinkite, pasiekite mane Instagrame finišo tiesioji 1 ir iki kitų kartų. Ate.